Sveiki visi, čia Fanas 75 serija, kuriu beveik tą pačią dieną, tai yra ir tą pačią dieną viską įkelsiu, turbūt šiandien įkelsiu, o šiandien yra penktadienis, kas nežinojote, dabar parodysiu savo likusius. Čia, kaip suprantate, visos tokios yra kaip ir komandos. Nu, šitą čia buvo tokio Dachmalo erdvėlai, čia buvo bombos spaudų, toks kaip mašina kažkokia. Čia buvo jūrų mašina, čia irgi, o čia toksai buvo erdvėlas, čia toksai medis. O aš to pirkau atskirai už man berods 6 litus. Na, toliau sprendžiu, galvosiu, kas gerai. Šitas man jisai žiauriai kietas, žiauriai. Matos, kaip jis atrodo mėlynas, man jisai žiauriai kietas. Jis turi pistoletą, tokį big pistol. Ir yra erdvėlaivių saugotojas. Vėliau parodysiu erdvėlaivius kitoje gal serijoje. Matos, koks jau veidas iš šono, toks žiauriai kietas. Tuojaus dabar rodom kitą. Man jisai šičia yra Jededajus. Antroje serijoje jisai buvo toksai kokas, kas jeigu matėte, kokas, bet jisai berods 6 ar 5 serijoje vėl tapo Jededajus, prisijungė prie jų garbingų mūšių. Kaip matote, jisai sudarytas iš 2. Matote, du tokie yra šūdukai. Reiškia pasidėsiu. Na, va, pastačiau, gerai, toliau žiūrim. Iš viso pasakysiu, turbūt paskutinį dalyje, kiek čia litų jos sumas, toks suskaičiavęs. O čia yra to erdvėlaivių pilotas, kurį parodysiu tą erdvėlaivį vėliau. Jis kietas, turi mažiuką tokį pistoletą ir žiūronus. Man jisai patinka. Galiu vairuoti tą erdvėlaivį, kitų smegeninį neišneša, kaip vairuoti tą erdvėlaivį. Na, va, priėjome kažkokius miškinukus, man jie patinka. Nes jie tokios mažytės kojytės turi, tokios tašytė, viena nenusmagaila. Tada dar turi tokia, čia yra medikas, galimas medik vadinasi. O šičia yra kareivis toksai juodas, dabar veidas geriau matos, pasaulį pažiūrėti. Tai va, jisai turi ietį, o čia paprastas žvalgas, šnipas, galima sakyti žvalgas kažkoks, kuris per 5 dalį keliavo, juos pamatė, tame meduką tokį. Daugiau neturiu ką parodyti, kitoje dalyje parodysiu erdvėlaivius savo, tai gerai. Давай, хебрит.